Šurmulys su Jėzumi. Kasdienybė su Dievu. Tavo Viešpatie akivaizdoje apmąstysime prašymo maldą. Ir tuo pačiu trumpai pasirenksime jau visiškai priartėjusiam Marijos nekaltojo prasidėjimo devyndieniui. Paprastai per šias meditacijas savo maldos metu apmąstome Evangeliją. Šiandien pradėkime nuo vieno literatūros kūrinio, kuris yra įkvėptas Evangelijos bei tikėjimo, garsiosios dieviškosios komedijos. Vienas poetas Dantė keliauja po amžinybę, dangų, skaistyklą ir pragarą. Jis keliauja 99 giesmes, visas kūrinys susideda iš 100 giesmių. Keliauja tas 99 giesmes, kol pasiekia galutinį tašką. Patį Dievą, paties Dievo buveinę. Keliauja po šiltas ir šaltas vietas, leidžiasi į pragarą, apsuka ten visus 9 ratus, po to dar 9 ratus kyla į skaistyklos kalną. Rojuje pereina keletą skirtingų dangaus plotmės lygmenų, kol pasiekia 9 dangų. Ir po viso to trokšta bent akimirkos, kai galėtų pažvelgti į Dievą, nors tai viršija jo paties jėgas. Jei kas nors toje poemoje ir yra aišku, tai yra, kad tos kelionės poetas niekada negalėjo įveikti pas vienas. Jau nuo pat kelionės pradžios jam reikia palydovo. Ir iš tiesų visada kažkas jį lydi, jam padeda ir paaiškina, kas vyksta. Iš pradžių jo kolega, kitas poetas, garsusis Virgilijus, kiek vėliau jo mylimoji, jau pasiekusi dangų ir amžinybę, Beatričė. Ir net dabar, kai atrodo, kad visą tą kelionę jis jau įveikė, jam pats vienas negali pažvelgti į Dievą. Jam reikia pagalbos, reikia užtarimo ir kreipiasi į mergelę Mariją. Net ir tada kreipiasi, jie ne pats kreipiasi per šventąjį Bernardą, garsų Marijos šlovintoją. Ir skiria Marijai nuostabias eiles, kuriamis pradeda paskutinę dieviškosios komedijos giesmę. Kreipiasi poetas į Mariją su visa savo išmone, visų išradingumu, kiek tik sukaupė per tą ilgą kelionę. Mergelė motina savo sūnaus dukteryje. Tai prasideda. Ir prašo jos leisti pažvelgti į Dievą, paprašyti suteikti poetui tą didelę malonę, kad jam būtų suteikta galimybė pažvelgti Dievui veidas į veidą. Ir vaizduojame. Poemoje labai tokia didinga scena, labai graži, kaip Marija, netardama žodžio, pažvelgia į savo sūnų ir išprašo tos neįmanomos malonės, viršiančios jėgas, kad Dantė galėtų pažvelgti į Dievą bent akimirką, kad poetas galėtų papasakoti visiems, taip pat ir mums, koks nuostabus yra dangus, kaip verta jo siekti. Tas buvimas tarpininku labai pabrėžtas tame darbe. Ir tai yra labai gražus dalykas. Užtarti, palydėti, priartinti savo artimą žmogų prie Dievo savo gerų žodžių arba buvimu šalia. Jėzus mums yra pristatomas kaip tarpininkas. Ir taip pat tarpininkas yra bažnyčia, taip pat tarpininkas yra mergelė Marija. Ta matome ir Evangelijoje. Pirmasis Jėzaus stebuklas įvyksta vėlgi, būtent užtariant Marijai. Vyksta vestuvės, pasibaigia vynas, jaunavedžiams gresia pažeminimas prieš visus svečius, o tai labai prasta vedybinio gyvenimo pradžia ir labai apkartinta džiugiausia jų gyvenimo diena. Ir Marija kreipiasi į savo sūnų su prašymu. Jie nebeturi vyno, tiesiog taip sakoma Evangelijoje. Jeigu matėte, kaip tą pačią sceną interpretuoja tas serialas apie Jėzaus gyvenimą Išrinktieji arba The Chosen, ten autoriai šiek tiek prideda. Kai Jėzus išgirdęs Marijos prašymą tarytum atsisako, Marija sušnabžda: prašau, please. O tam Jėzus jau tarsi negali ir nenori atsispirti. Apie mergelę Mariją kartais sakoma, ji yra visagalė savo užtarimu. Gali pasiekti viską, ko tik prašo Dievo. Ir visą tai mūsų laimiai.
Patys tą esame patyrę pačiais įvairiausiais būdais. Kaip Kanoje, taip ir Dantės atveju, Marija pažvelgia į Dievą, paprašo vieno kito dalykėlio ir išgauna jo tuo savo visagaliu užtarimu. Kiekvienas, kaip žinia, meldžiasi asmeniškai savo asmeniniu būdu. Ir vis dėlto kartas nuo karto tenka nugirsti mintį, kad maldoje kai kas nėra linkę prašyti. Esą tai būtų tarsi egoistiška. Esame linkę galbūt padėkoti, atsiprašyti, pasitaisyti. Jeigu meldžiamės dienos vakare, skiriame vieną kitą mintį, jau po visų darbų, prieš eidami miegoti, gulti. Bet nesame linkę prašyti. Ir vis dėlto gera prašyti daug ir didelių dalykų. Popiežius Pranciškus pastaruoju metu dažnai kviečia tai daryti. Prašyti tų didelių dalykų ir visiems kartu. Už taiką Ukrainoje, ar Šventojoje žemėje, ar kitose kraštuose, už pačius vargingiausius. Negera, kad mes prie to kažkaip įprastume, tad prašykime to visagalio Marijos užtarimo. To jos, prašau, kuris suvirpina Dievo širdį. Po poros dienų taip pat prasidės Marijos nekaltojo prasidėjimo 9-dienis. Jau šį ketvirtadienį, lapkričio 30 dieną. Jei klausote šios meditacijos, galbūt tas 9-dienis jau prasidėjo. Nekaltojo prasidėjimo šventė, Marijos grožio paslaptis. Tai, kad Marija pradėta be gimtosios nuodėmės, neturi nieko bendro su nuodėme, visa papuošta malonėmis. Tai minime prie jos nekaltojo prasidėjimo iškilmės. 9-dienis ir yra skirtas taip pat, kad kaip ir jie kreiptumės į ją, panašiai kaip Dantė, prašydami didelių dalykų visam pasauliui, savo šaliai, galbūt ir savo. Kreipiamės asmeninę maldą, asmeninėmis pastangomis, bet lygiai taip pat visi kartu. 9-dienis yra visos bažnyčios dalykas, tradicija. Galbūt kreipiamės ją ne poema, ne eilėraščiu, ne eilėmis, kaip tai darė poetas, bet kreipiamės ją malda ir veiksmais. Ir per 9-dienį esame raginami melstis kartu. Turėsime tam progą bent jau gruodžio 8 dieną. Marijos nekaltojo prasidėjimo iškilmės išvakarėse dalyvauti šventosiose mišiose Švento Kryžiaus bažnyčioje. Kas turėsite tam galimybę progą, labai kviečiu prisijungti. Ir galbūt dar svarbiau per visą 9-dienį, per tas 9 dienas nuo lapkričio 30 iki gruodžio 8 turėsime progą ją pagirti. Taip pat ir savo veiksmais bei žodžiais Marijai garbę duoti. Būtent tais mažais, bet meilės kupinais darbais ir malda. Ir tie visi dalykai taip pat galės padaryti didelių dalykų, nes geba suvirpinti Dievo širdį, taip kaip Marijos žvilgsnis ar Marijos tas prašymas, prašau. Ir kas tai yra, kokie tie maži dalykai galėtų būti? Kažkas, 3 dalykai ateina į galvą. Kažkas, kas yra susijęs su malda, kažkas susijęs su darbu ir koks nors pasiaukojimas, apsimarinimas, susilaikymas, kokiame nors nedideliame, bet kasdieniškame ir savanoriškame dalyke. Visą tai teiks garbę Marijai. Malda yra kažkas, kas miela jos ausims ir širdžiai. Daug kartų kartojame tas pačias maldas šventajame rožinyje. Galbūt kartais šiek tiek išsiblaškę, bet būdami tikri, kad mūsų motinai Marijai tai yra miela. Nejaugi tavo motina nemela mūsų malda. Ir ji mela. Dėl to, kad sakome gražius dalykus, dėl to, kad prašome gerų ir gražių dalykų. Bet dar labiau dėl to, kad to prašome mes, jos vaikai. Kažką, kas susijęs su darbu, kažką, kas susijęs su tuo, ką mes paaukojame Dievui. Dirbdami sekame Marijos pavyzdžiu. Ji taip pat buvo šeimos motina, darė paprastą darbą, bet darė darbą su tokiu kontempliatyviu nusistatymu. Dirba savo darbą, bet dirba žvelgdama į Jėzų, rūpindamas juo. Lygiai taip pat ir mes. Galime dirbti tą savo kasdienį darbą, žvelgdami į Jėzų, aukodami tą savo darbą Dievui.
tarnaudami taip pat ir jam, ir jiem kitiem. Tai daromas panašiais į Mariją, kuri taip pat gyvena tą paprastą eilinį gyvenimą, turėdama paprastą darbą savo rankose. Ir pasiaukojimas, kas taip pat miela jai, nes ir pasiaukojimas daromas panašius į Mariją. Turbūt esame matę jos atvaizdus ant asiliuko einant per Egiptą. Dykuma, kuri visada kartais karšta, kartais, sakoma, gali būti netgi šalta, visada nespatinga. Labai gražiai Marija atrodo ant to asiliuko, bet nebuvo patogus jos gyvenimas. Tai taip pat ir Betliejuje. Turbūt kitaip mūsų motina įsivaizdavo tą akimirką, kaip priims Jėzų į savo rankas. Tikrai ne svetimame mieste, tvartelėje, šaltą naktį. Ir savo kasdienybėje surandame daug tokių progų, kai galima pasiaukoti tuose mažose dalykuose. Šipsotis galbūt, kai nesinori, turint vieną kitą pareigą palengvinti kitų darbą, surasti tą vieną akimirką ar jėgą ar galimybę tą padaryti. Ir su Marijos pagalba pamatysime, atrasime vieną kitą progą pasitarnauti ir tuo pačiu būdu pasiaukoti. Ta devyndienės yra proga pagirti Mariją, tarti jai gražius žodžius savo veiksmais, pasakyti, suausti jai eilėraštį ir savo gerų darbų bei malda. Ir tą bendrą maldą suvirpinti Dievo širdį visos bažnyčios labui. tą pradėsime šį ketvirtadienį, tą tęsime iki Marijos nekaltojo prasidėjimo iškilmės. Ir baigiame prašydami tavo viešpatie pagalbos, kad ištvertume maldoje. Jeigu meldžiamės, jei ištveriame maldoje, tai yra Dievo darbas. Pati malda, pati savaime, tai yra Dievo dovana. Tad prašome tavęs viešpatie, baigdami šią meditaciją, šį trumpą pirmąjį devindienio apmąstymą, ištverti toje maldoje šį devindienį ir toliau visą gyvenimą. Pagirti Mariją, labiau pamilti ją bei jos sūnų ir patirti didelių dalykų savo gyvenime, suvirpinti Dievo širdį.